Labą dieną, pavasaris įsibėgėjus, sniegai nutirpo, aš užkūriau savo tuktuką ir išvažiavau į mišką jo valyti. Didelių sąvartynų kaip ir neradau, bet bevaikščiodamas miške radau porą tokių netvarkingų vietų. Ten valiujusi kibirą dedu gėlių vazoną plastikinį, tada toksai keramikinis gėlių vazonas, tada mechaninė stumdama žoliapjovė, tada šalikėlėse būna daug primėtyta įvairiausių butelių, jų ten net neskaičiuoju, masė jų pačių įvairiausių butelių yra, viską dedu į tuktuką, štai taip gražiai tvarkingai, kitam taške randu 4 didžiulius putaplastus. Viską tai išmesiu į statybinių atliekų konteinerį stovintį prie mano namų. Tai jau 6 konteineris, jisai yra skirtas manosioms statybų reikmėm. Na, o dabar važiuojame į kitą tašką miške ir tenai yra fotelis, gulintis miške. Daug metų gulintis fotelis, augęs į žemę. Čia yra ir paralonas, ir metalinės spyruoklės, ir daug medienos ir medžiagos. Ši vieta yra kokie 200 metrų nuo kelio ir su karučiu privažiuoti neįmanoma, su tuktuku privažiuoti neįmanoma. Dėl to viską dedu į tokią pintą sintetinę paklodę. Surišęs paklodės kampus mazgų pasidarau tokius improvizuotus pakinktus ir užsidėjęs juos ant krūtinės tempiu kaip arklys. Pusė kelio buvo snieguota ir vilkti buvo lengva, o kita likusi pusė buvo drėgna žolė ir netaip sunku buvo vilkti, bet vis tiek pavargau. Viską sudėjau į tuktuką. Kaip matot, tilpo ir vietos dar liko. Sukaitau. Čia pat išmestos buvo 3 padangos, jas aišku irgi pasiimu, jos puikiai telpa į tuktuką, plus aš namie turiu tam tikrą tokią vietą, kur dedu jas, kai jų prisirenka 50, aš jau vežu jas utilizuoti. Kitam taške guli išmesti 3 blokeliai, jie man netilptų, dėl to aš juos sudaužau, nors mieliau juos sudaužyčiau į galvą tam, kuris juos išmė. Nu, nesvarbu, tai tos duženos puikiai telpa į tuktuką, o kaip matėte, tuktukuke vietos nėra jau tiek daug. Man nešant nuolaužas, padarius kokius 2-3 reisus, staiga, ten aišku važinėjo mašinos pro šoną, bet staiga viena mašina sustojo. Labą dieną. Ar rimtai? Kaip faina! Pro šalį važiavo žmonės, atpažino mane ir nutarė sustoti ir sudalyvauti šitoj improvizuotoj talkoj. O ten Dvarčionyse, jeigu gilyn lysti, yra visokių šiukšlynų. Žinok, kad mes čia tą aplinkui, kur paslika žerūko link ir tą, žinai. Jis pats 300 pem sveria, o veža 7. Su šitais 2 nuostabiais talkininkais susitarėm susitikti kitą kartą ir pašvarinti miškelį. Būtinai tą padarysime. Aš su jais kažkaip susisieksiu, vardu net nepaklausiau, tiesą sakant, atsižymėkit komentaruose, labai prašau. Na, o grįžęs namo viską išklojau ant žemės, buvo įdomu pamatyti, kiek ploto užima visas tas šiukšlės, kurias aš radau miške. Dabar pavasaris yra labai geras metas rinkti šiukšlės, nes vėliau, kai viskas sužaliuos, kaip išsprogs medžiai, kai sužaliuos žolė, šiukšlių tiesiog per visą tą žalumą nesimatys. Dėl to, jeigu turite galimybę, labai kviečiu tvarkyti aplinką. Nereikia laukti kažkokių ypatingų progų. Pasidarykite iš to tam tikrą sportą, kur kasdieną iš miško eidamas šiukšlių atneši daugiau negu vakar. Nauda čia yra miškui, aplinkai, gamtai, bet didžiausia nauda yra tau pačiam, nes kiekvienas tas šiukšlės pakelimas tavyje ugdo tokį smulkmenišką principingumą, jog po to tu ir gyvenime labai sėkmingai moki visas šiukšlės statyti į vietą.